mes susitikom treniruotėj, važiuojam į kažkur. Į miškus pasivedžios. Jeigu turite profesionalų dviratininką draugą, visada yra verta tokį draugą laikyti, saugoti ir tausoti, nes kai varai pasivažinėti su dviračiu, tau nereikia nei maršrutą galvot, nei krūvio galvot. Viskas būna už tave pagalvota. Ir tave gali patreniruoti. Ir tave gali patreniruoti. Tai varom su Gedu. Kaip ta... Reikia draugą turėti. Būtinai reik turėti. Nors vienintelį draugą, kad galėtum pralėkti. Let's go. Oi, kaip seniai bemyniau. Kada paskutinį kartą myniai? Senokai. Jeigu atvirai kalbėt su tavim, tai senokai. Myniau gal sezono pradžioj. Mačiau pavasarį. Tai jo, kai dar buvo šalta, pamindavau. Žiemą myniau, o kai orai pasitaisė ir nebeišmyniau. Čia panašiai kaip aš? Taip. Aš kai šį žiemą neminu, nešalta. Nes tau sezonas prasidėjo darbų. Na. O man irgi kažkoks visų veiklų prasidėjo toksai. Bottleneckas, žinai, atsiranda į sezono pabaigą. Bet šiais metais, Liepą ir rugpjūčio mėnesį, nusprendžiau visiškai nedirbti. Nu kaip visiškai, turiu porą spektaklių. Ar ten dar kažkokių dalykiukų, bet taip beveik visiškai nedirbti ir netgi rugsėjį. Pasiimti kūrybinių atostogų, persikalibruoti save, nes praeiti metai buvo labai pilni iššūkių, paskutiniai 2 metai iš tikrųjų. Buvo pilni iššūkių, daug darbo, daug finansų reikėjo, svajonės išsipildymui. Tai užvakar nusipjoviau žolę pirmą kartą su savo žoliapjoje, ne su kaimyno skolinta. Atsiguliau ant pievos, nupjautos vejos ir... Tai gerai, tokia šviežia, ne? Jo, bet aplankė tas labai retai pajuntamas jausmas, kai komitini kažką, žinai, ar svajonė, ar lenktynės, tas toks, fuck, viskas, padariau, žinai, labai gera buvo. Atrodo, tokie maži dalykai, ką? Labai maži, bet tuo pačiu metu ir supranti, kai pasižiūri į save vaikystėj ar paauglystėj, apie ką svajodavai, apie ką, kaip gyvendavai galų gale. Tai dabar supranti, kad tos svajonės, kurios išsipildė, labai didelės. Ja. Dabar tu, atrodo, visos didelės svajonės įsipildė, bet dabar mažas džiugina. Taip, viskas džiugina. Ja. Ta prasme, medeliai, paukšteliai, lietus, purkštukai, žolės laistymo, rankena, bet kas, saulės kritimo kampas, tu juo džiaugiesi. Nu, viskas, ta prasme, viskas džiugina. Vaikai, laikas su šeima, vakarienės valgymas, pietų pusryčių, kad tu gali atsikelti. Ta prasme, tikrai atverčiau kažkokį savo naują asmenybės lapą. Ir nuostabus jausmas, kai būtent tokie atrodo nereikšmingi dalykėliai, o jie yra visa ko esmė. Ir čia labai nuvalkio, tai taip gali nuskambėti, bet visgi, tie vyresni žmonės išmintingesni visada yra teisūs. Ir kai jie sakydavo man tai jaunystėj, vaikystėj, ir kai netikėdavai, tai dabar aš jais. Čia kaip... Tikiu ir suprantu, nes pats. Dabar pats kartoji į žodį, žinai. Pats tampa tuo tėvuku, kur nupjovė žolę 5 valandas po kiemą dar vaikšto. Žiūri, kaip gražiai nupjovė.
Kaip su vaikais važinėjai vaikai? Pravažiavom jau su Ceciliuku, nusipjovėm sėdynės. Cecilija tai, kadangi, kaip čia buvo, su dviračiais, tik dviračiai atvažiavo, jiem reikėjo pas mamą važiuoti, tai dviračiai liko pas mane, bet dabar vakar jau norėjom varyti pasivažinėti, brolis užprotestavo, nes buvo ką tik grįžęs po krepšinio, sako, aš ir taip prisisportavęs, Okay. bet šiandien jau važiuosiu. Ai, tai dabar kai tokie orai pasidarė. Kai tokie orai, bet svarbiausia, kai Cecilija aprangą užsidėjo pirmą kartą. Mačiau. Wow. Įsivaizduok man kaip wow. Kai stovėjo ant rankų nešioja ir čia stovi panelė dabar. Ja, visi. Tai ta apranga labai daug duoda motyvacijos išvaryti, pasivažinėti. Toks įpareigoja šiek Taip. tiek, žinai. Bet šiaip smagiau yra ir eiti sportuoti, kai turi naują aprangą, Taip, ar naujus kėdus. Čia kaip, žinai, ir ta specialiai tam, žinai. Jo, ta jo, specializuota. kur pilnai, fully equipped. Čia kaip brolis išvažiavo užpraeitą savaitgalį su vaikais irgi pasivažinėti. Ir mažą Kamiliuką. Turėjom tokį triatloninį siūtą mažiuką, žinai. Aha. Užsidėjo akinius, čia reikia jau derinti, žinai, viską čia važiuoti. Turi atrodyti stiliukas viską. Jo, Franas dar nenorėjo važiuoti. Su Cecilija jau lėkiam. Norėčiau, kad mintų, norėčiau, kad kartu mintumėm ir kad patiktų. Tikriausiai pranukui dar yra tas naujo dviračio dalykas, žinai, kad naujas, dideli ratai, didelis Baisu gal rėmas. šiek tiek, ne pradžiai. Truputėlį sunku dar valdyti. Nu, reikia įprasti, ja. Čia trikojas to, nenušaus mūsų. Nu, nežinau. Pristabdom biškį. Pas mane kiek, pas PM6 irgi rodo KMH, ne? Jo, prilėtiniau iki PM4. Jo. Maža ką, žinai, paskui. Man labai patinka sveikintis su žmonėm, kai jie to mažiausiai tikisi. Na, pavyzdžiui, koks nors kelio darbininkas stoja dar ką. Galvoju, kad čia. Ir iškart žmogui šypsena. Jo, yra. O, pavas. Tai yra pas mus, tai žinai, kaip. Kol kas dar jau gerėja su sveikinimu, Labai. bet ten. Ir šiaip gerėja su automobilininkų kultūra. Jo. Kiekvieną sezoną. Po truputį Po tobulėja. truputėlį. Po truputį tobulėja. Pavyzdžiui, tik tai kokį žymų pokytį pastebėjau. Kai dviratininkai prasilenkdami vien su kitu sveikinasi prieš metus, lyginant. Ir šiais metais, bent jau sezono pradžiai, pokytis ant kokių 60%. Visi sveikinasi dabar. Ne, nu, būna, bet. Aš tikrai neteigiu, kad tai yra privaloma, bet tai yra taip smagu matyti, kai tos pačios sporto šakos entuziastai linkteli, kilsteli ranką, nusišypso. Arba labas. Tai žinai, Ispanijoje gali atskirti, kur yra ispanas, kur yra užsienietis. Aha. Ispanai visi sveikinasi, užsieniečiai būna ne. Jo, užsieniečiai visi išsigandę. Bet žinok, Pumpuoja į ispanišką kalną prie 36 laipsnių. bet jo, fainai, žinai, tas tokia kultūra padaro. Bendraminčiai. Jo, toksai geras jausmas, kad ne vienas esi. Ja. Ir žinai, kad tikriausiai ne vienas kelyje ir vairuotoją paauklėjai kokį nors pabarį. Žinai, turi būti ten harmonija, žinai, negali vieną sartą. Bet ja, šiaip gerėja situacija, bet kiek dviračių takų dabargi darosi aplink Vilnių iš vis. Ko daro? Dviračių takų kiek atsirado. Aha. Jo, mes netgi pagalvojom, kur. Tik tai žinai, kas yra su dviračių takais. Labai daug kas daro treniruotės tenai. Vat negerai. Ja, tai. Jo, dviračių takai yra O, žinai, kiek kilometrų galima važiuoti per dviračių takų? Vilniuje. Greitis, jo.
Nu, nežinau, kokį 15 gal. 20. Aha. Ne, bet tai dviračių takai yra ir vaikams, ir Taip, taip. paspirtukam, ir vežimam pas mus. Nes ant pėsčiųjų tako neįsitenka. Jo, dabar tai šis ten Paupy, pavyzdžiui. Tai ne tik paupy, šitam prie Balto tilto, tai ten sakė, kamščiai būna, žinai, kai eiti į Baltą tiltą. Žmonės į tą sankryžą gaunasi. Galvoju, ar ne per kietos padangos miško keliukui. Tai 3 atmosferas, galim paleist biškį. Ne, aš čia bandau pasiteisinimų ieškoti, kodėl atsilieku. Pas mane kietesnis. Dar kietesnis. Aha. Ne, pas tave šiaip viskas kiečiau. Gėdi, pas tave karboniniai ratai, pas mane aliuminiai. Aš ne, aš tik neturėjau tokios treniruotės. Bet šiaip fiziškai aktyvus esu. 3 kartus mažiausiai judu. Praeitą savaitę biškį persitempiau. Saliai? Į visur. Kineziterapijoje, saliai. Darau kineziterapinių daug pratimų. Su treneriu. Aha. O kažkas yra? Ar dėl savęs? Tai ir kažkas yra, ir dėl savęs. Toksai, dėl savęs, kad po to nebūtų blogiau. Ja, tas tai. Vis tiek yra išoriniai raumenys gražu, O vidiniai? bet mobilumas, balansas, visi vidiniai raumenys yra esmė. Presas, core, klubai. Čia turi. Žinai, kai fitus darau, tai pas daug kas sėdmenis neveikia. Nusėdimą Aha. darbą užsispaudžia. Va, treniruotė, kurią filmuojam, tai aš užsirašęs ją į kalendorių, kaip vis tiek kaip darbinį dalyką. Tai va žmonės, susiraskit savo mėgstamą veiklą ir gyvenime niekada nereikės dirbti. Darbas bus hobis. Taip. Gerai, turėjau dar porą švirkštų pasilikęs dopingo. Pradeda veikt. Pradeda kikint mane. To reikia pagreitėti. Ai ne. Tiesiai. Varom tiesiai. Reikia pavalgyti, tam sunku čia min. Ką valgysi? Energetinį? Energetinė, ja. Nori? Tai galim sustoti. Tu pavalgyk, aš parūkysiu. Galim. Matau, čia kaip tik Asos raidui pasirašymas bus. Aha. Apšilimas. Turiu dar. Reikės pasėdėti ant dviračio. Šitas ateinančias dienas. Gal neturiu tokio paprasto to dviračio. Turiu crossfitinį. Galvoju, gal dar geriau. Ir mint, Į rankom. ir... Wow, targiai. Smėliuką. Pagavo. Reakcija gera pas tave? Jo, jo. Ir toks, žinai, montažas į kitą iškart kadrą. 5 minutes later. Nu, norėčiau ir aš plentą pabandyti. Koks skirtumas? O. Ant smėlio šiek tiek duok gazo, Aha. įsisėsk į galą balnelio ir kad galas šitą įsmigtų daugiau. Aha. O priekis turi pravažiuoti. Jo, čia tokie labai smėlingi miškai. Čia kaip ir sakiau tau, 5 minutes later. Sargiai, čia biškis smėlė yra. Gegutė. Turi kešo? Turiu. Ai, ne, Patapšnok. Aš Apple Pay įjungsiu. Žinai, kad gegutė, kai kukuoja, reikia pinigus paskrabinti. Ja, mes anksčiau žinai, ką darydome Belgijai. A? Kai matėjau auksaplaukį Retrieverį? Ai.
Patrinti pirštas. žinai. Leprikoną. Ir labiausiai, kai varžybas išžiūrėjau, o, yra, toks aplaukė. Bet jie kažkaip patys nelaimė, ne? Jų pačių neveikia ta sėkmė. Nu, būna, žinau. Raudonų plaukų. Nu, kas čia? Nestiksim baltarusių pasieniečių mes čia. Ostonovytės! Ne, dabar, žinai, tu Vнимание, будем стрелять! Kaip jie ten šneka tie baltarusiai? Mam na tudaitį. Miškeliukai. Nu, varžybos yra ne mano dalykas visiškai. Niekada nemėgau varžytis fiziškai, nemėgau kontakto, nei krepšinio, nei futbolo, žaisti pačiam su kūnu, mėtyt smagu, bet ten daužytis ne mano tema. Man labai patinka va, tokie sportai individualūs, ramus, kur tu vienas pats. Atsiriboti gali nuo visko. Plaukimas vienu metu labai patiko. Aha. Ir dviratis. Tai tu gali duo, gali grupiniai, gali solo. Visada tas pats džiaugsmas. Tai tau turėtų tokios kaip kelionės, kad ilgai Jo, man va tokie ilgai išvažiuoti 100 pm kokį kilų per dieną. Ir važiuoji, dairaisi, sustoji Italijai, suvalgai ledą, mandelę, kavos. Kaip tavo įspūdžiai Italijai, ten kai važiavot? Tai Viktoras dabar, mūsų draugas, buvo Amalfi Coast, palei kurį mes minėm. Jisai man rašo, kaip tu galėjai čia mint. Tai aš pats, kai atsimenu save, irgi nesuprantu, kaip aš ten galėjau pramint, bet praminiau. Tai kadangi labai daug kalbu apie tai, jis pačiai patys geriausiai. Įsimintina kelionė, labai gražu buvo. Italija šiaip irgi yra dviratininkų kultūra, stipri, vairuotojai mandagus, nesukelia jokių pavojingų situacijų, motoroleriai, visi dviračių parduotuvės, servisai, kiekviename mažame miestelėje. Kažkokios mažos bėdelės visada yra pas ką pasikreipti. Aišku, turi jie ten tų savo dalykėlių, kad neįleidžia, siesta, ten nesiesta, ne. Iki 2, iki 1 dirba ir viskas, po to jau neįdomu, tu jam nepasakysi, kad nu dar biškių. Tuoj, palauk, ne. Jo, vakare ateik nuo 8 ir viskas, atsidarysiu vėl. Tai labai patiko ir dabar draugas buvo išmynęs į Toskaną. Tai ten Toskanai gražu. Dar įspūdingiau. Tai norėčiau praminti. Ilgai, daug kilometrų. Kokioj Suomijoje. Suomijoje šiaip gražu, ten daug miškų, su graveliu. Taip. Daug miško, lygus, reljefas, ežerai, namukai visokie miegot, kad nereikėtų palatkėse ten ir tampytis palapinių prie dviračių. Bet Suomija tikriausiai būtų ta šalis, kurioje labiausiai norėčiau su dviračiu pasivažinėti. Pats prijaučiu Suomijai, turiu Suomį draugą labai gerą. Kartu mokėmės 4 metus aktoriniam, po to vaidinom spektakliuose su juo. Man Suomija kažkas labai artimo. Kelis kartus buvęs joje pats, gero laiko apturėjęs ir šiaip. Aš Suomijoje niekart nebuvo. Nebuvęs? Gal rudenį. Nu tokie, mes būsim Suomija už kokių 10 metų, manau. Bet gal dar nebūsim tokie, nes pas juos tikrai žmonės labai susiraukia, uždarė, bet labai faini. Ne, nu bet kaip tu būsi nesusiraukęs, kai toks oras? Kai tokia šviesa ir toks oras, nu, neįmanoma. Aš turėjęs komandžioką Suomijos, toks ramu, žinai, toks nepasakysi, kada jis juokiasi, kada rimtai, žinai, toks visą laiką. Bet jų labai geras humoro jausmas, labai toksai makabriškas, sakyčiau, netgi. Juodas, tamsus. Kieti Suomiai. Jo, tai tokios ilgos kelionės mano temytė. Kur nereikia spurtuoti, reikia tiesiog palaikyti
Cruising. Aha, cruising, temp. Ten tokių aš, manau, labai ištvermingas esu, kaip nepro atletas. Nu, šiaip tu daug sportuoji, tai žinai, čia... Kas yra gerai su dviračių sportui, bendrai, su dviračių minim. Nu, tau nereikia fizinio kažkokio pasiruošimo, kad tu mintum. Nu, reikia mokėti, aišku, dviračių važiuoti. Taip. Bet pavarų yra lengvų, gali ramiai savo važiuoti, žinai. Nori, gali pasportuoti. Ne taip, kaip, tarkim, bėgti. Nu, negali bėgti. Paimti ir išbėgti. Bet gali vaikščioti. Gali vaikščioti, taip. Nauda ta pati. Taip. Tiksliau, tik nauda. Žalos jokios, nes iš bėgimo tai tu ir žalą gauni tuo pačiu metu. Jo, jeigu dar koks antsvoris yra ar dar kažkas. Tai. Taip. Bet kas yra su dviračiu? Kas yra su dviračiu, kad tu gali į smėlį lėkti. Ir sustoti, ja. Ir daug pamatyti už tai. Taip, dinamiškiau, greičiau vaizdai keičiasi. Su dviračiu. Šiaip tokį pastebiu dalyką, kai išvažiuojam su žmonėmis, kurie rečiau važinėja, daug kas neišnaudoja dviračio pavarų. Ta prasme, juk makačiolink, tu dirbk, su jom nesusilaužys. Žinai, kaip visi važiavo. Susideda dvi paskutinės pavarus. O, čia. Ir tu gali visą laiką įmėti tas pavaras. Tik. Labai svarbu atsižvelgti tą. Jaunieji dviratininkai, ne jaunieji arba kokie patyrę asmenys kaip aš, žiūrit, nebijokit, permetinėt šaibų. Reikia minti pakankamai lengvai, nu kaip, pakankamai greitai, nesunkiai. Čia kaip su mašina, žinai. Jo. Važiuojant 20 įmeti 5 šaibą. Taip, nu nesąmonė, taip nebus niekada. Arba ne. Važiuodamas ant 103 nemeti pirmo šaibos. Ne, nu jau tikriausiai sprogtų greitai. 130 reikia kitą jungti raketą. Jo. O čia, žinai, sakai, daug sportuoju. Šiaip nesportuodavau daug niekada. Bet mano santykis su sportu ir su kūno ruošimu prasidėjo galbūt nuo akademijos. Kai mes įstojom į aktorinį, tai ten reikėjo daug sportuoti. Buvo scenos judesys, akrobatika, šuoliai, kritimai, kūlversčiai, joga, stovėjimai ant rankų, ant galvos, daug. Bet taip paėmus kaip aktoriai, ne? Taip, čia yra disciplina. Taip, bet yra... Eini į filmą, kur ten, tarkim, reikia kažką daryti kito, viską mokintis reikia. Taip. Mes 3 kurse labai gerai atsimenu, muštynės mokėmės. Mokėmės muštynės ir po 3 kurso paskutinio egzamino scenos kalbos, vienas iš svarbiausių egzaminų, tai yra vaidyba ir scenos kalba, 2 tokie specialybiniai. Nuėjome į barą, prisigėrėm alučio ir pradėjom rodyti visiems, ką mes sugebam. Kaip sugeba mušti, sukėlė masinės muštynės aktorių, ta prasme vaidybinės. Ir paskutinis smūgis Jono Griciaus buvo labai nesėkmingas, nes taip gerai suvaidinom, kad man net nosis sulūžo, iš alkūnės pataikė tiesiai per tartvarą ir išėjo į kitą pusę nosis. Jo, tai dabar man yra 37 metai. Ir aš, norėdamas, galbūt noriu žinutę tokią pasakyti, kad jeigu, kad ir kiek tau bebūtų metų, kai tu pradedi sportuoti, kitais metais, jeigu metus išsportuoji, kitais metais tu būsi vyresnis, bet tavo fizinė forma bus geresnė negu praeitais metais, o galbūt netgi geriausia per visą gyvenimą. Ir tu jauniau jausies iš tikrųjų. Ir aš kuo tampu vyresnis, mano tikslas toks ir yra, kad kuo labiau patobulėti fiziškai. Ar tai ištvermę pagerinti, balansą, ta prasme, mobilumą ir panašiai. Ir su kiekvienais metais tu sensti, bet tavo fizinė forma gerėja. Ir tą labai smagu yra išlaikyti. Bet taip smagu išvažiavau be jokių diržų, be jokių pulsų, matuoklių, be nieko. Žinai, aš, pavyzdžiui,
dabar nieko, net ir būna, sako, hebra, kur tavo devaisė? Aš mėgauju. Jo. Tai žinai, skaičiai dar kažkas jau man. Šis dabar turiu tokį bėdą, vienam sunku važiuoti. A ne? Reikia pasišnekėti? Jo, man tai, žinai, Nu, socialinis gyvenimas, taip, pabendravimas, žinai. Tai, anksčiau ką, nu, sportuodavau ir ten ateini su draugais užtik kažkur tai miestą. Dabar Jo. tu dirbi, nu, norisi ir pasportuoti, nes hobis atsirado, Taip. kaip dvirat. Nu, pasidarė dviratis nebe darbas, o hobis. Taip, o hobis, laisvalaikis. Jo, tai čia socialinis gyvenimas, o, pabendrauji. Taip. Gali sustot kavytę su kažko atsigerti. žinai, Jo, bandelės ką nesuvalgyti, Bandelės. toliau numint. Nealkoholinę lausą atsigerti, žinai. Kad ir alkoholį. Taip. Kaip sako, Žinai, ten. kaip ant karštų akmenų, tas aliukas po 100 kilometrų. Ai, tokia. Jo. Smagu. O kada baigėsi tavo profesionalo jau karjera? Nu, realiai, kai grįžom į Lietuvą, sargiai. Tai prieš 8 metus, 7? Kiek tau buvo metų? 28. Tai čia jau yra dviratininkų. Ne, dar šiaip turėjo būti pažydėjimas. 28-9, tai pažydėjimas. Aha. O kodėl nusprendėt atsitraukti? Ar čia toks per asmeninis klausimas? Ne, žinai, kažkada, kaip, nostalgija šito klausimu jinai visą laiką pas mane buvo. Aha. Bet atėjo momentas, brolis norėjo, nu, čia buvo baigęs karjerą, Vokietijai gyvena su šeima, dirbo dviračių parduotuvėj ir turėjo, nu, svajonę Lietuvoje atsidaryti parduotuvę. Aha. Ir aš sportavau, nu, kažkada vis tiek. Turi ateiti laikas ar apsispręsti, bet atėjo momentas toks, kad va, grįžtam, ne? Taip. Taip, va, pradėjom kalbėtis ten vidurį vasaros, ten į bike show nuvažiavom, viską. Bet aš atsakymų nebuvau davęs, tai jie buvo nusprendę e-shopą daryti, žinai. Aha. Negrįžti į Lietuvą. Bet aš toks sėdėjau, okei, man 28 metų. Nu, dar galiu sportuoti, tikrai būčiau lygęs ir sportavęs. Bet toks stengiuosi, nu, ten imant nesėkmės, aš ten susirgdavau, nukrydau sezono pradžioje, vėl viską iš naujo, žinai. Tie metai buvo, man paskutiniai ir labai geri, nes laimėjau lenktynės ir gerai daug kur važiavau. Bet kokius 3 mėnesius nesisekė, tai toks buvau pavargęs nuo nesėkmių. Aišku, paskui tas atpirko, bet vis tiek toks. Ar vėl stengtis bandyti, kad toliau išeiti? Ir toks sėdžiu. Na gerai, galiu Lietuvoje kažkiek dar pasportuoti, nes grįžęs dar sportavau šiek tiek. Bet reikia kažką Lietuvoje padaryti, nu sukurti. Ir pas mane apskritai yra toks, kadangi kai aš sportavau, buvau Londono programai, iš Lietuvos, vis tiek parama sportininkam buvo. Aha. Aš tokią turiu, į mane tai investavo Lietuva, nu tai reikia kažką Lietuvai duoti. Taip. Tai per mano krikštasūnio gimtadienį atvažiavau pasikalbėti su broliu. Sakau, grįžtu. Grįžtam. Jis sako, gamba, bet jau nebe. Sakau, ne, viskas, jau grįžtam. Sakau, aš jau nusprendžiau, varom, žinai. Tai grįžom ir viskas. Ja. Bet žinok, aš labai nesigailiu šitą. Dėl sporto buvo, kad 3 metus normaliai lenktynių negalėjau žiūrėti. Nu, žinai, tas... Taip. Aš baigiau... Ar iš graudulio, ar iš jau šleikštulio? Aš suprantu, kad... Iš pykčio savo ir iš, to šleikštulio nebuvo, bet toks... Nu, dar galėjau, žinai, ir aš neatėjau... Čia kaip į buvusią mergą su kitu bachūru žiūrėti, ne? Kai, nu, kaip ir draugelis, kaip ir ji tavęs neišdavė, bet, nu, nenori jų kartu matyti. Panašus jausmas, ne? Jo, kažkas tokio, žinai. Tai, va, persivažiuoju, viską gerai, žinai. Dabar ir lenktynę žiūri ir viską, ir palenktyniauju toks. Fainai. Smagu su broliu dirbti. Aš šiaip gerai, žinai, mes realiai pradėjom geriausiai sutarti, kai man buvo 16. Aha. Nuo 16, nu jau žinai ten jau. Taip. Jau O jis už tave kiek vyresnis? 6 metų. Aha.
Tai jau gali ir į miestą pasimti jaunesnį brolį, žinai, ir dar kažką, tai... Bet ne, labai, jis ir man daug padėjęs, aš jam daug padėjęs, toks labai geras santykis. Aišku, žinai, kai su savais dirbi, čia kartais kitaip reaguoji į viską, žinai. Nu taip, bet aš pats turiu brolį, 8,5 metų, aš esu vyresnysis brolis. Dėl ko klausiu, ar smagu dirbti, nes ir mes esam keletą darbų nuveikę su broliu. Pradėjom draugauti, sutarti. Tai tikriausiai irgi nuo to, kai broliai buvo ten, gal 14 jau pradėjau aš jį kažkaip kaip į žmogų žiūrėti atsargiai. Už žmogų laikyti. Jau žinai, jau galima pasikalbėti. Jo. Žinai, Ir dabar kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad tiesiog brolis, aš jam buvau pavyzdys, jis taip sakydavo. Dabar jis man yra pavyzdys. Čia šokam. Jo, ir man taip yra, taip gera, taip smagu žiūrėti į jaunėlį savo ir mokytis kažko. Čia turėjau tokį verslo vieną klausimą svarbu. Taip. Klausiau brolio patarimo ir jis taip gerai sudėliojo viską, kad man nebeliko jokių daugiau klausimų. Ir dar pabaigsiu, kad ir vat iš to atsiranda, kad su kiekvienais metais su broliu tas ryšys tik tvirtėja ir tiesiog taip smagu kartu būti, šnekėti arba nešnekėti, tiesiog nebesipykstam visai. Anksčiau aš jam reguliuodavau gyvenimą. Tu taip daryk, tu čia durnai darai, tu čia. Ir vieną dieną jis man pasakė, sako, aš nebenoriu dirbti pas tave, aš ten einu startupą daryti. Kokį startupą, ką jūs čia, sakau, svaiksite? Bet biškį taip apsipykom, kad jis manęs neklausė ir po 2 metų jis man, aišku, bendravom, bet jis man paskambina, sako, yra digi klasė. Tokį dalyką sugalvojom, kaip tu galvoji, kaip čia gerai, negerai. Sakau, Silvi, sorry už kiekvieną mano žodį. Aš noriu būti investuotojas ir duosiu viską, ką tik tai reikia. Pinigų, pažinčių, savo indėlio, kad tik tai tas dalykas išvažiuotų. Tai va, kalbant apie tą brolišką santykį. Čia yra labai faina, kai, žinai, turi brolį ir tu su juo gerai sutari. Ir ta tokiu, viens kitam padedi viską. Jo. Ne, tai pas mes irgi su broliu, žinai. Jisai sportavo, jisai man kaip pavyzdys buvo. Taip. Ir paskui, žinai, vis tiek tu jau žiūrėk ir kartu kartais išvažiuoti jau gali. Nu, ta tokia bendros veiklos daugiau atsiranda. Jo. Ir šiaip laikui bėgant supranti, kas yra kraujo ryšys. Taip. Ir kas yra šeima. Reikia, jaunesnis brolis ir vaikus gali pažiūrėti. Silvestras tą ir daro dabar. Bet ne. Aš tą rytoj darysiu. Bet atsikalbinėjimo jokio nėra. Ar ten nenoriu, negaliu. Reikia. Tai kai sportavau ir jisai... Kiek jis tave prižiūrėjęs yra vaikystėje? Na, taip, bet... kai sportavau taip ir ten vaikystėje. Bet... Kai jau Vokietijoje gyveno, atsikraustė pirmus metus, Dominikui, vyresniajam, buvo šiek tiek virš metų, tai aš Lietuvos skridau, pas juos į Vokietiją, žiemai praleisti. Jie varydavo, aš pasitreniruodavau ryte, jie varydavo į darbus, o aš su mažyliu. Geras. Kiekvieną dieną po pietukų miegodavau kartu. Geras. Jo, žinai, tokių, vis tiek, kai turi brolį, daugiau kitokių patirčių yra. Aš visą kelią galvoju, dabar tas GoPro mane filmuoja iš apačios. Kažin man, žinai, kai būna snarglys pakibė. Su kokia pana susitinki, šnekiesi, ir negali jai pasakyti, bet visą laiką tas vėlė. Būna, žinai, kai šalta šnypsės, jie tai nusibraukia tokį. Aš čia, kai atradau šitą dviračių taką prieš 3 metus, ar prieš 4, kada aš pradėjau važinėti dviračiu? Prieš 4, man atrodo. Prieš 5 netgi gal jau.
Ne, tai seniau. Kai aš atradau šitą taką, tai buvau pats laimingiausias žmogus. Jis toks ilgas, toks gražus. Šitien kaip padarė dar iki pačios Nemenčinės. Nu, žmonių daugokai, bet tenais jau toliau nebėra. Atsimenu tą dieną, kai sugalvojau dviratį nusipirkti. Kažkodėl likimas taip sudėliojo. Sako, nu sugalvo kažką, ką tau reikia. Ir nuvariau į dviračių parduotuvę. Atsisėdau ant virkos. Apsižiūrinėjau iš pradžių. Sako tenai. Sako, tai pabandykit. Ai, nesakau, tik apsižiūrinėt. Sako, tai pabandyk, atsisės. Atsisėdau ir tas pirmas paminimas. Ir man toksai flashbackai iš vaikystės. Okay. Ir tas kūnas iškart prisiminė dviratį. O su dviračiu tiek nuotykių patirta, tiek apvažinėta. Per dieną mes ten nuvažiuodavo, aš nežinau, po 105 kilų, tikrai Nu, vaikystė. tai visą dieną išvažiuoji Visą pačią dieną, vietą. nu. Važiuoji ir važiuoji. Ir aš iš karto supratau, kad reikia. Pasivažinėjau su kažkokiu ten pirmuoju dviračiu, pavadinkim jį. Ir tada atsimenu, atvariau į Velonovą, sakau, duokit man specuką. Specuką tada pasiėmė galimai Gitanas Nausėda prieš dviračių dieną, nes kitą dieną atvažiavo beveik su tokiu pačiu dviračiu į darbą, kai mano buvo pavogtas. Neatsimeni to memo. Buvo tipo laikraštyje, nu ten portale. Mantas Tonkai ten pavogė dviratį. Kita žinutė, Gitanas Nausėda atvažiavo su dviračiu ir viens prie vieno dviratis, diveržas, tik tai spalva kitokia. Vos ten per kažkokį toną. Tai buvo memas geras. Ir paskui šitas gražuolis irgi atsidūrė pas mane. Tai dabar vaikai turi specukus, gelminę specuką. Kaip gelminė išmena? Retokai. Retokai. Retokai Atsargiai. gelminė. Aha. Važiuoja vienas. Robokopai. Vau, kaip jie greitai važiuoja. Tai reikia minam 100, kad važiuotų, o pasiruošimas, žinai. Nu, galėtų gelminė. Šiaip gelminė labai daug sportuoja. A, mačiau, ten naktim bėgioja, žinai. Jo, gal net už mane daugiau. Ne gal, bet daugiau. Jinai tokia turi tą bėgimą savo. Ir bėga distancijas neblogas. Bent joks jos pasibėgiojimas ten 10 km. Minimum. Bet su gelminė, kai išvažiuojam, yra tas, kad aš noriu važiuoti. O gelminiukas nori va tai. Tada pykčiai, ne? Nu, toks. Nu, toks. Kažkas stabdo tave. Jo. Mažytis, jau nuvažiuoju. Nu tai palauk. Tai aš negaliu giminti taip, kaip tu. Ir tame yra tiesa. Bet palauk, pažiūrėk, kaip čia gražu. Nu. Taip. Bet dabar dar du tokie patys į bagažą su dviračiais naujais. Sicilija Soprano. Tai dauguma jų. Aš jau nebeturėsiu teisės iš vis sakyt kažką. Reiks mokytis. Tau dabar reikia draugą turėti, žinai. Nu, va, gerai. Yra Viktoras dar. Ne, šiaip turiu draugų. Adomas? Jo, Adomas, tiksliai. Adomas dar šalia gyvena. Turiu draugų minančių. Aivaras, Robertas, kurie pasikviečia vis. Taip, skirtai pažiūrėk, kiek minančių. Nu, jo. Kaip, kai aš atsimenu, kai sportuodavo grįžti kartą į metus į Lietuvą. Nu, kiekvienais metais kažkas tai naujo, kažkas kito. Taip. Nu, taip keičiasi viskas. Žmonės sąmoningėja, gerėja. Žinai, geriau gyvent pradedam, Jo. pasaulio daugiau pamatom. Suprantam, kad nesam tokie išskirtiniai, Oi, ne. kokie bandėm save įtikinti, kad esam. Esam paprasta, mažytė šalis,
kuri per laimingą atsitiktinumą šiuo metu yra laisva ir gali džiaugtis. Bet žinai, va, tas toks, jeigu paėmus istoriją, nu, mes didinga šiaip šalis, esame su mūsų tas kovotojo siela yra. Čia net nekvestionuoju šito dalyko. Tai, žinai, va, tas maža šalis su dideliais norais ir Jo, tai tas... kiaušais. Ja. Žinai, bet tų kiaušų ir to mažo atsitiktinumo pas mus ir nebūtų. Taip. Na, pripažinkim, sėkmės vis tiek mes gavom. Jo, tai... Ne, čia kas be ko, žinai. Taip. Bet iš tos pusės, žiūrėk. Bet iš tos pusės mes ėjom drąsiai. Taip. Ir ta sėkmė aplankė mus. Taip. Dėl to, kad mes jos siekiam tos sėkmės. Kiek yra pavyzdžių, kurie nepasiekė tos sėkmės arba nebandė. Jo, tai dažniausiai. Nu ką, viskas, ne? Baigėsi mūsų treniruotė. Ačiū tau labai. Ačiū, kad buvot kartu su mumis. Ačiū, kad važinėjote. Eikit į dviračių parduotuvę, pirkit paprasčiausią dviratuką, patį pirmąjį dviratuką, jeigu neturite jokio. Sėskit, minkit vieni, minkit su draugu, minkit su šeimos nariais. Dviratis išlaisvina, dviratis yra sveika, dviratis yra gražu, dviratis yra ekologiška ir šiaip dviračių važiuoja visi tie, kas yra kieti.